Penktadienis Nikonistam. Nikonistų džiaugsmas nesibaigė, nes Viltroksas ėmė ir sukūrė objektyvą va tokį, labai nedidelį ir labai pigų. 199 eurų šiais laikais už objektyvą, kai yra mažai. Reikia jį dabar išpakuoti, pažiūrėti, ar jisai vertas, nors aš toksai klausimas dėl 199 eurų atrodo keistas. Šiaip mes pripratę, kad objektyvai kainuotų 2000, 3000, o ne 199 eurai. Jis yra 40 mm, labai mažiukas ir manau, kad jis skirtas yra street fotografijai. 40 mm yra mūsų, sakyčiau, beveik matymo kampas, iš tikrųjų čia tas ginčas 48, kažkas sako 52, aš labiau būsiu linkęs sakyti, kad dėl 48 linkęs sutikti. Va, koks jis yra mažiukas, po to atnešiu arčiau parodysiu. Taip pat gaunate nemokamai maišelį plastikinį, gaunate nemokamai dėkliuką jau ne plastikinį, o medžiaginį. Tada yra pats objektyvas su blenda, blendos papildomai pirkti nereikia. Ir visi nori sužinoti, tu netylėk, sakyk, kokią diafragmą. Diafragma pas jį yra 2,5. Tai reiškia ne 1,2, ne 1,4, ne 1,8, ką mėgsta tokie diafragmų gurmanai. Bet prie tokio mažo dydžio 2,5 ir kas svarbiausia pilnam kadrui, žiūrėkit, mes ant savo 6 uždėsim ir jisai pilnai gražiai ten veiks. Ką dar reikia apie žinoti? Serijai nedaug, 180 tik tai gramų, lengvutis, 7 diafragmos lapeliai, 52 mm skersmuo objektyvą, reiškia filtras polarizacinis, ND ultravioletinis bus 52. Tuo atnešiu arčiau parodysiu. Dedasi jisai ant tokių naujų Nikon Z Mount šitų fotoaparatų, kurie turi šitokį bainetą. Bainetas vadinasi Z Mountas. Ant objektyvų sužymimas S raidė ant objektyvų fotoaparatų. Pas visų Nikonų sriegis yra atbulinis, prieš sriegį. Įjungiam, aparatas veikia, o galiu jumis fotografuoti. Pabandžiau, po to nuotraukas parodysiu. Tai kokie privalumai? Mažumas ir svoris, kokie trūkumai, lėtai fokusuoja, šiek tiek prastokai dirba su dinaminiu diapazonu ir dar eksponometrai atrodo, kad jisai šiek tiek nesužaidžia su jo, tai kartais peršvietimas, kartais nedaeksponuotas vaizdas atrodo, bet palaukus susitvarko. Tai pinigai nedideli, nereikia norėti stebuklų, bet ir kai turi tik 200 ir turėti nedidelį šviesų objektyvą yra liuksiškas dalykas. Viskas, nešu, rodau iš arti ir jau yra fotoaparatų ir fabriko parduotuvėse, galite užsakinėti ir nesigailėti. Va, gražiai atrodo dariuk, mano liuksiškai, jeigu dar apšvietimą pasuksiu iš arčiau, va toksai jisai. Va toksai. Mažas, nedidukas, 52 mm skersmuo, 40 su 2,5. Netgi dailiašiai, matot, va taip.